Sveiki visi, šiandieną mes kurime dar vieną video, kaip mes su Kepsu. O kodėl jis... Ok, taip, viskas prasidėjo nuo to, kad... Atsirado korporacija, viena. Viena Drunk Uncle Industries, o kita ZBUB Company. Round 3 begins in exposure. Kuriai ir aš priklausau. Žodžiu, čia dabar ilga istorija, net nežinau nuo ko pradėti, aš matau kažkokį pointą. Ai, ten namų pointas. Prasidėjo nuo to, kad mes turim, turbūt matėte paskutinį video, kai ėjom trolinti, ten gyvena toksai dėdė, kuris sukūrė savo industrijas, tai yra didelį savo ūkį, ten, kuriame daug kas ten dirba. Nu, karočią, ūkininkas. Paskui, va, ta pusė dirba jam, ten pagrindė. Matote. Nu, man parodyk, aš nieko nežinau, aš seniai žinok o ten mes, ZBUB Company. Ai, Kepsas senai žaidė. Ir aš jums norėčiau... Pigman, why you do this? Ok. Tai latest dead palaištrinsiu. Aš ten nieko nebuvo, žodžiu, mes šiandien mūsų toks video tikslas yra, va jau matosi. Aprodyti kompaniją. Ir pastatyti. Jo, jau matosi viena, tai toks yra, kad aprodyti kompanijas. Žodžiu, bandysim konkuruoti, nes mes su Kepsu esame ZBUB abu, tai... Kokioj pala, gali pakartoti aš kompanijai, šitoj? ZBUB, ne šitoj, aš nekenčiu. Čia yra Drunk Uncle Industries. Aš jos nekenčiu. Baig, negalima grifint. Pas mus to ne... Kaip paim dabar? Paimk, patepk, uždėk, priklijuok su veidu. Čia jo namas ir iš ten išeina toks vamzdis į jo... industrija, kurioje dirba dabar labai nedaug žmonių, tai gera proga nufilmuoti video, čia pažiūrėjau. Čia yra antrasis aukštas, kuriame, kaip matote, yra va čia čestai, kažkokie unknown seeds. Čia visokie, čia žmonės vaikšto. Dabar ką tik po mokyklos, tai dar ne visi spėjo grįžti namo ir dabar darbuotojai nesimato. Nu ir nereikia, mes dabar čia filmuojam, Tai ką tu Kepsai pasakyti nori? Turiu pridurti tai, kad pabaigus šitą video, kai kelsim, jei jums nepatinka Ankerio aprodymui, kad šitas fermas čia egzistuoja, rašykite komentaruose. Ačiū. Ką? Eik, šiandien nusišneka, bet ką. Tai... Nu davai pats geriau pasakyk. Ne, pasakyk. Ką pasakyt? Va čia jo medžių ferma. Turbūt bus automatinė. Ir čia yra kažkokie industries konkurentai, čia vadinasi. Nu, mepė visai nemažą. Nieko neturi karočias ir sako konkurentai. Čia jų sekretorė dirba, va čia, kai jinai būna online. Va čia va. Kas tokia jinai yra? Jinai yra tavo žmonos sesės vyras. Ne. Ai, bet to, spėkit, ką rankoje laikau. Jei, mano kuarį iškasi į rydimą. Neturėti. Kaip tai neturiu? Blemba, tu durnas. Ateik čia, varam. Nu, šitos duris man. Šūdas. Prisijėk. Ir dar jiem priklauso šitas pastatas. Nežinau. Baig, man ir taip nedaug HP. Ok. Palaka čia parašyta. Žemės klipas rezervuotas. Drunk Uncle Industries. Nu čia viskas jam priklauso, va šita visa sala. Tikau aš ant jo. Gerai, ir dabar... Va. Ai, žodžiu, norėjau pasakyti tą, kad kai ateis naujokai pas mus, mes jiems siūlome labai gerą darbą pas save. ZBUB kompanija jums siūlo geriausias situacijas pinigų požiūrių.
Tai yra, žinokit, ne reklama. Mokame bėgai. Bet tiesiog reklama. Ne reklama, bet visur gerai, pas mus geriausia. Čia Čia be to darbo birža yra? Va, nu aš jums buvom prieš, bet neįlindau į vidų, Drunk Uncle. Va. Aktyvus įdarbinimas, socialiai garantijos. Ankerė, ateik, aprodysi, į kurią apsimokėjau. Ieškome darbuotojų kreiptis į Midgard. Gerai, čia. Va čia, va, į šitą, va, galima eiti. Čia tiesiog užrakinta kol kas. Zebub Company. Gerai, tu šiandien nesvarbu, mes dar nespėjom, nepykit. Bet dabar va, vėl norime įleisti naujų šitų žaidėjų. Iš tikrųjų, tikrai dabar netaip griežtai aš priiminėju jos. Nu, aš priiminėju taip. Aš esu griežtas duchas, kurio jūs turbūt nemėgstat, jeigu kažko nepaėmiau. Duchas. Bet dabar mes norime daugiau žaidėjų ir tikrai keliame procentą patekti į serverį. Čia kažkada stovėjo Juano namas, jisai dar žaidė, bet... Juan House. Jo, spėkit, kas buvo. Juanai, grįžt. Jisai kažkur turėjo ten... kažkodėl nežaisti ir ateinu galima pasakyti priežastį. Ateinu aš ryte ir tokia didelė skylutė va čia. Man tokia didelė. Pasakyti priežastį, kodėl jisai išėjo iš šito serverio? Todėl, kad prašome negriauti gamtos turto. Taip, atspėjai, tu visiškai teisi. Nu, sakyk priežastį. Tokia ir buvo priežastis. Tai gerai, o dabar žygiuojame! Į mūsų! Į ką žygiuojame? Korporacija. Ne kokia dar korporacija. Kompanija. Mūsų kompanija. Čia bus auksiniam didelėm raidėm parašytas Zebub, kurią sukūriau aš, Ankeris ir Fuzijo. Va, jo namas yra? Aišku, jo namas nieko. Bet žiūrėkit, dabar kaip nukris FPS-as, kai nueisim į jo rūsį, nes, nu žinot, gerų žmonių rūsys visada yra pilnas šlamšto. O čia, kur paladingo jo engine? Ai, dabar išjungti enginai. Bet čia žodžiu... Įjungt reikia. Much of shit. Ką sulaužiau? Pala, gal čia įsijungia? Neįsijungia engine? O kas čia, kas čia virus? Pala, gal išjungsiu. Aš nežinau kas čia, bet FPS-as jau juntamai nukrito. Čia visko yra, nežinau, aš ko nėra, pas į Stonecraftą viską yra padaręs, IC ten visus tuos. Ir gerai, kodėl mes einame pagaliau prie mūsų industrijos ir mes turėsime... Ten, žinai, kur jo visi resursai? Visų resursai. O jau čia matome mūsų Zebub kompanijos visą produktyvę valdą. Va, jinai seniau prasidėjo čia, toks mažas kambarėlis. Kur tu esi pats? Kepsai. Kur tu esi? Ai, va, tu. Aš tai galiu. Shit! Bum, bum, bum. Nužudžiau zombį. Va, čia jau prasideda. Va, čia yra automatinė medžių ferma, kuri tikrai yra nemaža. Matote, kaip... O, fuck, nukritau, tu sušiktas medį. Medžių ferma. Kurie daug turi kaktusų? Nu ne, aišku medžių, bet Kepsai, atik čia, kodėl tu visada bėginam? Ai, nu gerai, atsiprašau. Va čia yra automatinė kaktusų ferma. Ir taip, aišku, nežinau, kodėl skala. Va čia yra dar viena medžių ferma, jau niekada nebūna per daug, aišku, kad būna ir dabar būna tikrai per daug. O čia, gerbiami žmonės, mūsų Pala. Piši. Ne. Uždarytos duris, tu durnas. Aš nieko nepadariau. Ne. Aha, kas pirma? Ką? Kur dingo? Palauk. Dingo? Endermenas pavogė, aš žinau, kad čia jisai. Tuo jį prigausiu. Tai čia ant švenčių. Ne, kažkur dingo. Fucking Endermeną. Enderperlas. Aš gau. Mes turime fontanėlės, kuries mums labai pavargę darbuotojai ateina vandens išgerti, tada toliau kipti į darbas. O čia buvo labai daug avilių, bet nežinau, kur jie dingo. Turėtų tikrai būti jų kažkur. Gal čestuose kokiuose, bet
žodžiu, fuziją čia daro. Ir dabar mes, kadangi mes... Oi, kas? Mums reikia daugiau mėsos pas mus, ane? Tai aš kepsai. Šitą plotą, va šitą, kuriame dabar aš stoviu, norėčiau užpildyti. Tu aklas sušiktas kibi, ne tas keiksmažodis. Kur tu ati? Kur tu esi, nu? Aš tau taip iš morkos į akį, asilas! Tai pagaliau aš grįžau į savo latest death pointą, kuriame mane blemba kepsai, tu asilas. Kur tu? Tu vėl manęs, eik šikti čia, rimtai. Nu, žiūrėk, zombis ateina iš šventės. Iš obsideno per galvą ir dužo. Nu, šviesai! Pagaliau, blemba, grįžau ir tu daugiau nedrįsk to daryti. What? Baig! Klausyk, dabar mum... Atsipalaiduokime. Dabar taip, šitoj pusėj. Anonimų posėdį, kur galima įspręsti visas bėdas. Ir nuo narkotikų, ir nuo alkoholių. Ir šiaip depresinės ligas. Ar sutinkate su manim visi? Pasirodo, mūsų vienas anonimas serga depresija. Jam biški negerai yra. Bet tai šiandien užteks, aš tik pamiršau paminėti. Atsiprašau, kad kartuoju. Pamiršau paminėti, kad šitas žmogus pusiau neprigirdi, tai aš galiu ir pasakyti. Kaip sakei? Jisai vartoja vaistus nuo depresijos, bet jam sunkiai padeda. Tai būna kartais pririštas prie lovos, bet ir tai kartais nepadeda, su lova išeina. Prašau, nekvėpok į mikrofoną! Nu, ką čia rodysi dar, ką? Nu, mum dabar reikia tiesiog atvesti kiaulyčių ir karvyčių, todėl, kad mum reikia mėsos ir karvių odos. Pagaliau suradome mūsų kiaulytę ir karvytę ir mes kitame epizode jau parodysime, kaip daryti jų automatinę fermą, kad turėtume daug mėsos ir tavęs karvė. Viso gero.